Jis atrodė kaip tas vyras, kurio niekas niekada nesulaužo, kol vieną rytą neatsibudus su krauju šlapime. Tomas, 43 metų vyras, sportiškas, sėkmingas, visada sakydavo, man niekas niekada neskauda, tam tie gydytojai. Bet po 40 kūnas pradėjo kalbėti kitaip. Nuovargis, nemiga, keisti skausmai, kuriuos jis ignoravo iki tol, kol vieną rytą vonioje pamatė tai, ko nenorėjo matyti. Jis tyliai panikavo, galvojo, gal praeis. Nepraėjo. Tik po savaitės kreipėsi. Diagnozė – ankstyva prostatos vėžio stadija. Laimiai dar pagauta laiku. Profilaktikos nebuvo. Kai jis pasidalino tuo su savo draugu, paaiškėjo, kad visi vyrai jo rate kažką turėjo, bet tylėjo. Tomas suprato, tu ne vienas. Ir iš tikrųjų stiprybė yra netylėti, o pasirūpinti savim. Po 40 tavo kūnas iš tikrųjų nebeprašo. Jis reikalauja dėmesio ir profilaktiniai tyrimai. Tai nėra silpnumo ženklas ir tavo ateities garantas. Pasitarkim, gal to dėmesio tavo kūnui jau reikia dabar.